Ar tau yra būdingas jausmas, kai atrodo, kad visai nekontroliuoji savo gyvenimo, kad jisai va plaukia, kai gyveni bandydama įgyvendinti kažkieno kito lūkesčius, kas iš pradžio atrodė faina, va, jeigu aš būsiu tokia, kokią mane nori matyti, nežinau, mama, draugas ar vaikas. Ir po kiek laiko tarsi supranti, kad tai yra ne visiškai tai, ko tu norėtum pati savo arba ko tu linki pati savo. Labai paprastas dalykas, kaip dienynas, apie kurį aš jau esu kartą pasakojusi ir greičiausiai dar kartą pasakosiu. Labai paprasta praktika iš tikrųjų padeda susigrąžinti savo truputėlį kontrolės jausmo ir žingsnis po žingsnio nuolat darant pratimus arba užsiemant dienyno vedimu padeda išugdyti tam tikrą discipliną, pradeda patikėti savimi ir svarbiausia išsiaiškinti, ar tu gyveni taip, kaip tu nori, ar tu gyveni taip, kaip iš tavęs tikisi tavo aplinka, tavo artimieji ar kažkas tai, kas yra greta tavęs. Čia yra toks, žinai, psichologinis momentas. Praktinis momentas, ateinančios savaitės planavimas taupo laiką, padeda susikoncentruoti į tam tikrus dalykus, kurie šiuo metu svarbus yra, padeda prioritizuoti irgi tikslus, kas taip pat ženkliai prisideda prie bendro streso mažinimo. Atrodytų toks paprastas dalykas. Tu paimi sąsiuvinį, tu paimi tušinuką ir užrašai, ką tu ateinančią savaitę žūtbūt turi padaryti. Nereikia rašyti ten, įdėti, ten pakrauti skalbimo mašiną ar ten išvirti sriubą. Nereikia tiek. Bet tu nori pasikeisti darbą arba persikraustyti, gal tu nori emigruoti ar nusipirkti savo būstą ar pasikeisti arba atrasti kokį nors naują garderobo stilių arba pasidomėti kuo nors. Jeigu tau norėtųsi šiek tiek įdomiau atrodyti, gražiau rengtis, gal tu turi kokiu nors tikslu pakeisti įvaizdį ir tu nori pažiūrėti, kaip tarkim įžymybės keitėsi arba kaip jos rengėsi, gal nori surasti YouTube'ai kokių blogerių, kurie šitą temą kalbėtų. Visa tai ir nebūtinai, bet ir apskritai ir namų dekoras ar auklėjimas, saviugda, visa tai, ką tu kažkur tai galvoji, visa tai galima paimti ir užsirašyti. Dabar atrodytų šitam chaose minčių reikėtų įvesti šiek tiek tvarkos. Tai pradedam mes, žinoma, ne nuo savaitės, o pradedam mes nuo metų. Geriausia išsikelti globalius tikslus metam.
Vėliau tuos tikslus išdėstyti į žingsnius palei mėnesius ir va jau iš mėnesio plano mes einam į savaitę. Šitoje knygoje, kurią aš rodau, čia yra viskas nuo metų, nuo mėnesio iki savaitės. Tai prieš pradedant planuoti ateinančią savaitę, aš visuomet atsidarau mėnesio tikslus, pažiūriu praeitos savaitės ir jeigu man dar liko kažkokie žingsniukai iš mėnesio, iš metų tikslo, aš būtinai juos įsirašysiu į ilgalaikius tikslus. Jeigu matau, kad kažką nepadariau iš praeitos savaitės, irgi persirašysiu į šią savaitę. Tai va, to-do listas arba tai, ką aš turiu padaryti, tai yra viena iš sudedamųjų dalių ir viena iš pagrindinių. Labai svarbus momentas yra atkreipti dėmesį, jeigu tikslas nuolat keliauja iš vienos savaitės į kitą. Tuomet, jeigu dar realiai nespėjai, neturėjai laiko, tai persirašai. Bet jeigu tu pamatai, kad tikslas keliauja iš savaitės į savaitę, iš mėnesį į mėnesius, ir taip, ar laiko neužtenka, ar ten dėl kažkokių kitokių priežasčių jisai vis neįgyvendinamas, tuomet tai yra labai didelis šauktukas ir labai gerai yra suprasti, dėl ko iš tikrųjų, ne dėl laiko trūkumo, bet dėl ko iš tikrųjų tas tikslas nėra įgyvendintas. Dažniausiai tai būna tai, ko mes iš tikrųjų nenorime, bet ko iš mūsų tikisi kiti. Tai būdas, kaip galima atpažinti primestus mum norus. Reklamų, artimųjų, ten kažkokių žurnalų, visa tai dažniausiai nukeliama. Tai va tokie dalykai ypatingai pasimato per nuolat disciplinuotą dienyno vedimą. Bet šitos praktikos esmė, be to, kad suplanuoju ateinančią savaitę, yra tai, kad aš skiriu laiko sau. Kaip matai, aš užsiimu iš to dienyno dekoravimu, nes man tiesiog patinka sekmadienio vakare, tai yra sekmadienio vakaro mano ritualas, atsisėsti jau ramiai, su arbatos puodeliu, užsidegu žvakę ir pailsėti ir nuo savaitės poilsio. Tai yra toks laikas, kai aš skiriu tik tai sau ir kai aš noriu pabūti pati su savimi, su savo mintimis, suprasti, kokioje aš šiuo metu esu stadijoje. Ir darbų planavimas būtent man ir padeda susiorientuoti, kokioj stadijoje aš esu. Ir puikia priemonė yra streso mažinimui. Tai yra, aš jau pasiruošiu maždaug ateinančiai savaitei, aš žinau, kas manęs laukia darbinėje sferoje, kiek ten bus užimta arba laisvesnė savaitė. Ir pirmadienis neužklumpa kaip žiema kelininkus nuolat nepasiruošusius. Va tas yra labai fainas dalykas. Ir žinai, tai yra tam tikra motyvacija, kai tu matai, kad vyksta darbai, kad tu padarai vieną darbą, padarai kitą darbą iš sąrašo, tai atsiranda daugiau pasitikėjimo savimi, savo galimybėmis ir atsiranda daugiau energijos. Jeigu jautiesi bent kažkiek tai pasimetusi, 10 minučių laiko skirto tikslų užrašymui, periodiškai kartojant, jisai labai stipriai pagelbėja būtent psichologinė prasme. Ir tau visiškai nebūtina pirkti akvarelės ar kaip man užsiimti šitais piešimais. Aš žinau, kad primityviai, bet man tai padeda. Tai padeda man pailsinti mano smegenis. Nors atrodytų prieštarauja, ar ne? Ir tu turi paanalizuoti savaitę ir pasiruošti ateinančiai. Bet iš tikrųjų per šitą laiką, čia pusvalandis, valanda, aš labai pailsiu.
Ir tau nebūtina piešti, tau nebūtina spalvinti, tau gali užtekti paprasto tušinuką ir pačio paprasčiausio sąsiuvinio. Pasileisk kokią muziką foninę, tarkim, užsidek smilkalą, pabūk tą laiką tiesiog su savimi, su savo mintimis. Ir tu pamatysi, kaip laikas po laiko atsiras noras šalia darbų sąrašo skirti vietos dar ir minčių užrašymui. Prie minčių žemėlapio mes dar prieisim. Aš savo praktikoje dažnai traukiu taro kortas, tai nėra privaloma, bet man tai padeda intuiciją mano lavinti. Man tai labai gelbėja taro kortos būtent šitam tikslui. Bet jeigu tu norėtum irgi priemonės lavinti intuicijai, bet nepasiruošusi arba nenori dirbti taro kortomis, aš galiu pasiūlyti autorės Kim Krans, tai yra Animal Spirit orakulas ir jį sudaro kortos, kuriuose pavaizduota gyvūnija. Ir jeigu aš mėgstu traukti vieną kortą stiprybei, kitą kortą savo silpnybei, vėlgi, kad pasikapstyti savyje, kad paanalizuoti, kokia gali būti mano stiprybė arba silpnybė. Ir aš tam naudoju taro kortas, bet tu gali naudoti va tokio arba kitokio. Šitos labai faina, nes išvelgiamos jos be interpretacijos. Labai gali gerą duoti peną intuicijai, kokia gali būti tavo silpnybė. Žiaurumas, pavyzdžiui, neišrankumas, agresija. Kokia gali būti tavo stiprybė pagal šitą kortą. Tai gali būti tai, kad rūpiniesi savo saugumu, kad būni visą laiką pasiruošusi, kad reaguoji, kad esi lanksti, kad greitai veiki. Ir nebūtina taro kortų naudoti, galima naudoti orakulą, jis irgi padeda. Čia jeigu yra noro. Tai va, toks paprastas dalykas, kaip planavimas, atrodytų, ar ne, kas čia yra tas planavimas, bet jisai gali įnešti daugiau aiškumo į tavo gyvenimą, jisai gali padėti tau atrasti tavo kelią ir tavo pašaukimą. Ir primygtinai rekomenduoju bent jau pabandyti porą kartų, 3 kartus per mėnesį, bet reguliariai atlikti šitą užduotį ir pažiūrėti, kaip pradeda veikti smegenys, kaip jos pradeda ieškoti išeities, kaip pati save tu tiesiog užkeli ant tų teisingų bėgių, kurie veda į laimingą rytojų. Tai va. Naudokitės į sveikatą.